Dekoratyviniai tinkai. Tinkamai nuo 24 iki 48 valandų išdžiovinus, paviršiaus nelygumai turi būti nutrinami, o dulkės pašalinamos. Neteisingos plokštumos pasekmės. Teptuku ar voleliu uždėkite gruntą. Palikite džiūti 24 valandas. Nerūdijančio plieno mentele uždėkite pasirinktą apdailinį sluoksnį. Iš karto tik uždėjus tinko sluoksnį, plastikinę mentelę formuokite paviršiaus tekstūrą. Baigiamasis apdailinis sluoksnis turi būti uždedamas ant viso paviršiaus. Bet koks pakartotinis tinko uždėjimas ant išdžiūvusio paviršiaus bus matomas ir atrodys kaip darbo klaida. Mineralinis tinkas, skirtas apdailiniam sluoksniui, turi būti maišomas kibire su švariu vandeniu. Pasirinktą apdailinį tinką užneškite nerūdijančio plieno mentele. Iš karto po padengimo formuokite paviršiaus tekstūrą plastikinę mentelę. Apdailinis tinkas turi būti užnešamas ant viso paviršiaus. Cokoliui galima naudoti mozaikinį dekoratyvinį tinką. Produktas yra paruoštas naudojimui. Sumaišykite jį kibire elektrinę maišyklę nedideliu greičiu ir užneškite ant paviršiaus, kuris jau yra padengtas gruntu.